Mes norim, kad mus šlovintų. Bet tas, kuris kitas ateina, taip pat nori, kad jį šlovintų. Ir visi, kai dievai susirenka, prasideda karas. Nes niekas nenori šlovinti, visi nori, kad kiekvienas nori, kad jį šlovintų. Visi reikalauja savo pagarbos, bet niekam nereiškia pagarbos. Toks yra materialus gyvenimas, o dvasinis gyvenimas yra daryti dėl kito, ir kai tu darai dėl kito, tu pats tampi laimingas. Žinote, net tą principą religijos. Aš laimingas, jeigu aplink mane visi laimingi. Ir aš nelaimingas, matydamas kitų kančias. Tai yra pagrindinis religijos principas. O aš laimingas, matydamas, kaip kiti kenčia. Tai čia yra demoniškas jau principas. Demonas galvoja, jis mano priešas ir aš jį nužudysiu. Ir susidorosiu su savo visais kitais priešais gyvenime. Ir tu aš pats laimingiausias, pats dosniausias žmogus, pats turtingiausias. Aš visos sukaitinu ir viskas priklauso man. Čia yra mąstysena, ką Krišna Bhagavad-gitoj kalba apie tas prigimtis, apie gyvas būtybės. Jisai kalba būtent apie tą mąstyseną. Vat vienos mąstysenos žmogus ir kitos mąstysenos žmogus, dieviškas, demoniškas. Jeigu jisai, kaip sakant, save pastato visako centre, jisai tampa demonišku. Mes žinom iš senovės istorijų, netgi tokie iškilių atsidavusių vaikai, kaip pasakyti, sūnus buvo Masūra, tai mūsų žemės planetos ir viešpatės sūnus, kaip sakyti, motina atsidavusi viešpačiai, ne viešpats tėvas, o sūnus buvo demonas. Jis bendravo su demonais. Ir tas bendravimas, būtent ta emocija, kada mes su kažkuo bendraujam, bendraujam, tai reiškia, mes dalinamės, atveriam savo širdį, kaip sakant, atsiveriam, pasakojam, klausomės, ką jisai kalba, jis parduoda tas emocijas ir mes užsikrečiam. Ir netgi jeigu mes dieviški, mes tampam demoniški. Todėl labai yra svarbus dalykas gyvenime pasirinkti, kaip pasakyti, tą bendryją dievišką, ne demonišką. Net jeigu tu esi dieviškas, jeigu tu pakliūni tarp demoniškų, tai labai yra sunku. Aišku, toks kaip Prahlada Maharadžas, jisai gimė, jo tėvas buvo pats didžiausias demonas. Bet aišku, jisai pirmiausia gavo iš Narada Munio malonę, tai yra iš Dievo atsidavusią malonę. Bet jisai buvo, aišku, tai Dievo atsidavusio buvo. Bet taip labai sunku, jeigu mes turim labai aplinką netinkamą ir labai yra sunku išlikti, kaip sakant, išsaugoti tas savo savybės, nes jos, kaip pasakyti, tos visas savybės yra užkrečiamas, kaip liga. Kaip galima užsikrėsti bendraujant su Dievo atsidavusiais meilė Dievui, kaip virusas užkrečia, ne? Taip galima užsikrėsti ir ateizmu, bendraujant su ateistais. Nes bendravimas parduoda tą skonį. Būtent žmogus, jisai kalba ne tai, kad jisai kalba, bet jisai kalba ir iš savo širdies, jisai išreiškia emociją. Ir ta emocija pasiekia mūsų ausis. Ir kai mes išgirstam ne visiškai tinkamą garsą, mes panorime tai daryti. O kai mes pradedam daryti nuodėmes, jos tampa mūsų įpročiu ir mes pradedam sakyti, kad tai yra mūsų paprotys. Dabar, kaip sakant, yra daug tokių papročių, yra tokie galbūt ir netgi demoniški. Bet žmonės sako, tai lietuvių paprotys, mes turim tai daryti, bet iš kur jis kyla? Iš nuodėmingos veiklos kyla. Jeigu jisai nesirės su šventraščiais, su Dievu, kaip sakant, nurodymus, jis kyla iš nuodėmingų
veiklos, iš tokių pat nuodėmingų žmonių. Va. Ir aš šiandien iš tikrųjų ne apie tai norėjau pakalbėti, aš norėjau pakalbėti tokia pradinė tema, kas aš esu. Nes žinau, kad šventieji tokie kaip Prabhupada, jisai kai kur važiuodavo, jis tiesiog kalbėdavo viena vienintelė tema, kas aš esu. Ir pasirinkau tokį tekstą, tai būtent viešpats Krišna Arjunai pasakoja Bhagavad Gitą. Arjuna, žinom, vyksta prieš Kurukshetros mūšį, susirikiuoja armijas, vienoj pusėje stovi, reiškia, giminės, draugai, broliai, dėdės, įsivaizduokit, Bhishma, tas, kuris, reiškia, Arjuna ant kelių savo laikė, ne? Jis stovi priešininkų pusėje. Dronačarya, tai yra jau mokytis, tas, kuris jį išmokė karybos, kuris skaitė, kad Arjuna jo pats geriausias mokinys. Ir tarp jų buvo meilės ryšiai. Dabar jis stovi priešininkų pusėje. Pusbroliai, visi susirikiavę. Suprantate? Ir jam reikės paleisti savo strėlės ir juos visus žudyti. Ir jisai stovi tam vidury, Krišna vežėjas, jis mato tą visą vaizdą ir jisai iš tikrųjų yra dieviškas prigimties, už tai iš jo rankų slysta gyva lankas, išpila prakaitas, reiškia, sielvartas pagauna ir jisai meta strėles, meta lanką ir, reiškia, ir sako, o Madhu Sada, tas, kuris nugalėjo demoną Madhu, aš nebežinau, ką daryti. Aš nežinau savo pareigos, kas aš esu ir ką man reikia daryti. Prieš mane sveikiavo dėdės, seneliai, mokytojai. Ir neugi aš džiaugsiuos tą karalystę, kurią aš užkariausiu, jų ir juos išžudydamas. Neugi aš tada būsiu laimingas. Mes žinome, pavyzdžiui, paprasčiausiai galime pasidaryti labai skanus. Skanų tortą iškepti. Pasiūlom viešpačiui. Labai gerai. O po to atsisėdam jį atsirvau. Galim kažkiek džiaugtis. Valgo aš tą. Valgo. Bet džiaugsmą nesuteikia. Jeigu, pavyzdžiui, pasikviečiu draugų, taip pat padariau tokį pat tortą, ne? Ir visus aš vaišinau. Ir aš taip pat valgau ir su jais bendrauju ir tą tortą valgau. Visai kas kita. Emocija jau, ne? Yra santykis. Ir taip pat Arjunas sako, kas iš to, aš turėsiu tą karalystę, bet jų nebebus. Tai su kuo aš džiaugsiuos tai karalystė? Ką aš ten darysiu? Kam man reikalinga tokia karalystė? Jis labai ryškias mintis pasako, kodėl jis nenori kautis. Toliau jisai sako, bus išžudyti visi vyrai, moteris liks be prieglobsčio. Mes žinom, vediniai visuomeniai moteris, jinai nuo pat vaikystės yra globojama. Vaikystėje moteris yra globojama savo tėvą, paskui jinai išteka už vyrą, ją vyras globoja, ir kai vyras palieka namus, išeina dvasinį gyvenimą, kaip sakant, atsižada pasaulį, tai vyriausias sūnus, reiškia, toliau motina globoja. Moteris, jinai pastoviai yra globojama, todėl gimsta dieviški palikuonis, suprantat, ateina dieviškas sielos. Dabar, jeigu tie visi vyrai bus žudyti, moteris neteks globos ir žemę užpūs nepageidavimų palikuonis. Prostitucija prasidės. Ir toliau ateis nepageidavimų palikuonis, kurie sukels labai daug problemų žemė. Karus, marą, badą, nesantaiką, ekonominės krizės, visą tai sukelia neišmanymas. Tai sukelia tie palikuonis, kurie nelaukia vyro. Jie gimsta nelaukiami. Jie ateina nelaukiami. Jų visas gyvenimas yra pasmerktas. Ir jie tokios prigimties ateina, demoniškos, iš demoniškų planetų. Kaip Prabhupada jisai dažnai sakydavo, jeigu jūs sukūrėt šeimą ir trokštat turėti vaikų, tai gyvykit ne šunis ir katinus, bet
dieviškus vaikus. Čia nuo tėvų sąmonės priklauso pradėjimo momente, priklauso kokia siela ateis ir iš kur ateis. Kokia pas tėvą ir motiną sąmonė, toks palikuonis ir ateina. Tai labai ryšku. Ir jeigu tėvas girtas arba kažkoks, motina reiškia ir kokiai sąmonė, o po to reiškia jie sako, kodėl mūsų vaikai tokie. Bet kalti ne vaikai, bet jie kalti todėl, kad jų sąmonė atitiko to pasaulio sąmonės lygį ir iš to pasaulio atėjo siela, to momentu susijungimas įvyko. Ir jeigu tėvo sąmonė yra pakelta į transcendenciją, nes į dorybės lygį, tai ateina iš rojinių, kaip sakant, pasaulių dieviškas asmenybės. Išminčiai ateina, suprantate? Todėl, viskas priklauso, dėl ko Arjunai sako, jeigu aš kaustas visą tai bus išžudyta, to jau nebesugrąžinsi, nes žinau, jis turėjo dieviškus ginklus. Arjuna buvo gavęs visus dieviškus ginklus. Ir tame kare ten žuvo milijardai. Ten buvo atominis karas. Ir dabar kažkada mokslininkai, ten dabar radioaktyvumas. Ten buvo atominis karas. Nors strėlės laidė, bet ten strėlės nepaprastas buvo. Net pati Brahmastra yra grynai atominis ginklas, kur buvo žudoms Parikšitas, ne? Tai va. Taip aš galnai, va taip pat šneku, įsišnekėjau. Tai mes dabar paskaitysime, ką Krišna jam sako, kai jisai tokioje nuogastavime. Ir Krišna sako, kas tu esi ir dėl ko tu čia. Ir paskaitysime, reiškia, 13 tekstas, kitos turinio apžvalga. Reiškia, jūs suprantate, aš Arjunas jau, kas iškrito, strėlės, išbyrėjo, jisai užeina į mišką. Viskas nebesakaus jau, nes mato prasmės nėra tose kautynėse. Tikinas min jatkadigė, komaram jau aranžera, tatkadikinam papatė, yra tatra, untjatė. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę, į senatvę, taip ir po mirties jį pereina į naują kūną. Tokie pokyčiai plaviai mąstančio žmogaus neklaidina. Komentaras Šilos Prabhupados, tai Ačarijos mokytojo dvasinio, kuris atnešė tą žinią, jis sako, kad kiekviena gyvoji esybė individuali siela. Todėl kas akimirką į vis keičia savo kūną. Įgyja tai vaiko, tai jaunuolių, tai senio išorė. Bet pati dvasinė siela nesikeičia. Ši individuali siela mirties akimirka galutinai nusimeta turimą kūną ir pereina į kitą. Kadangi dar kartą gimus į gauna naują kūną, materialų arba dvasinį. Arjunai nebuvo pagrindas sielvartauti. Nei dėl Bhishmas, nei dėl Dronos mirties. Bhishma tai buvo juose dėdė, o Drona tai buvo jo mokytojas, tas, kuris jį mokė. O dėl jų Arjuna labai krimtosi. Veikiausiai jis galėjo tik pasidžiaugti, kad jie pakeitė senus kūnus, naujais gaus naujų jėgų, įgydami naujus kūnus, mes iš naujo gauname kuo plačiausias galimybės džiaugtis arba kentėti. Priklauso nuo to, kaip elgiamės ankstesnėme gyvenime. Todėl tokios taurios sielos, kaip Bhishma ir Drona, kitą gyvenimą gaus dangiškus kūnus ir patirs pačius aukščiausius materialios būties malonumus. Taigi, šiaip ar taip nebuvo jokių priežasčių sielvartauti. Aišku, apie ką aš kalbu jums. Ar kažkiek aišku? Jūs žinot, kas jūs esate? Ne, aš nežinau, kas aš esu. Būtent čia tą pagrindą ir kalba, kad mes esam siela. Bet kas ta siela? Kada nors susimąstėt, kas yra siela?
Kas ta siela? Jis kalba apie sielą. Kaip Krišna toliau sako, kad siela niekada negimsta ir nemiršta, neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji negimus amžina, visur esanti, seniausia, ji nežuvo nežudžius kūną. Jis sako, kad apie sielą, reiškia, joks ginklas negali nužudyti, jinai neužsivilka drabužius, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Pats Krišna sako, kad tu esi siela, bet sako, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Reiškia, jo suvokti neįmanoma. Aš esu tai, ką aš negaliu suvokti, kas aš esu. Suprantate? Ir toliau sako, kad jis sako, vieni į sielą žvelgia kaip į stebuklą, kiti kalba apie ją kaip apie stebuklą. Kiti girdi apie ją pasakojant kaip apie stebuklą, bet yra tokių, kurie net išgirdę niekaip nepajėgia jo suprasti. Todėl jeigu aš jums kalbėsiu, kas yra siela, tai kažkas sako, kad jūs nesuprasite. Tai reiškia, aš šiandien beviltišką temą pasirinkau. Bet jeigu mes nesuprastume, kad mes esam sielos, mūsų dvasinis gyvenimas net neprasidėjo. Suprantate? Ir iškyla dilemą. Kaip prieiti, nes tai yra abėcėlė. Nu to viskas prasideda. Jeigu aš suprantu, kad aš esu siela, tai aš gyvenu dvasinį gyvenimą. Nesvarbu, kaip aš įvardinu toliau savo veiksmus. Bet jeigu aš veikiu kaip siela, tai aš gyvenu dvasiškai. Bet jeigu jinai yra nesuvokiama ir aš nežinau, kas aš esu, tai net aš nepradėjau to dvasinį gyvenimą. Pavyzdžiui, žmonės daugmaž kalba apie dvasinį gyvenimą, tai apie subtilų gyvenimą. Pavyzdžiui, nueiti į teatrą, paklausyti gerą koncertą, nueiti gerą parodą. Ir aš dvasiškai praleidau laiką. Ir iš tikrųjų, kaip jūs galvojate, tai yra dvasinis gyvenimas, ne? Ir kas yra dvasinis gyvenimas? Kirtamas. Meditacija. Kaip jūs galvojate? Nu, pasakykit, kaip jūs suprantat, pavyzdžiui? Pasigilinimas. Kaip? Su tikėjimu daugiau. O ką jūs tikit? Kūrėja. Kūrėja. O kas tas kūrėjas? Kūrėjas. Kūrėjas. Tas nuostabiausias. Tas nuostabiausias. Tai yra jo savybės. Tai yra jo savybės. Na, aišku, tas, kuris sukūrė, jisai negali. Suprantat, jeigu mes išeinam, kartais aš taip būdavau nuvažiavau į kalnus, mes keliavom, žinau. Aš tai keliau Kaukazę, keliau per kalnus. Ir tai prabundi, reiškia, turistinį kelionį per prarąją jau ten. Prabundi ir kalnai uždengti debesim. Ir tai debesis pasiskleidžia. Ir paglatai snieguotas viršūnės. Ir po to vėl atsidaro. Ir toks vaizdas, reiškia, didingas vaizdas. Žalia, medžiai, ten kriukliai. Čia buvau Norvegijoje, ten laisvo laiko aš ten kalnuose gyvenau. Ir nuėjau tos kalnus, kada turėjau laisvą laiką. Ir tenais, reiškia, ežeras, pačiuose kalnuose ežeras. Ir kriuklys krenta į tą ežerą. Ir vanduo toks žydras, žinai. Ir tas ežeras žydras. Ir ten žmonės iš to ežero vandenį geria. Suprantat, jis bėga ir ant tiek jis yra švarus, ten vanduo. Apalai ten viskas ant tiek švaru, kad ten nereikia nei filtrų, nei kažkokių ten priemonių. Jie grinai gali pasisemti, vandenį gerti. Jie labai žiūrisi, ką tas dar labiau negu mes čia. Pas juos labai griežtai yra. Jeigu jie atranda nors vieną bakteriją kažkur, tai visą įmonę uždaro. Ten labai griežtai tai žiūri. Bet tą vandenį jie geria, kuris teka upelių. Upelių ten. Tai va. Ir tai pamatai tą grožį. Ir tu supranti, kad, pavyzdžiui, tas, kuris sukūrė tą grožį, turėtų būti gražesnis. Nes jis negali būti negražesnis tai, ką jisai sukūrė. Jis kažką tokio nuostabaus sukūrė, ne? Himalajų, ne? Arba
ten kažkokie kalnai, didybė tokia, ne, didybė. Pamatai tą didybę, ne, pasiimti toks mažas, tarp tų kalnų, ne, birželio mėnesį, žinau, užlipom tam sniegą, žinai, birželio saulė šviečia, reiškia, šildo, sniegas netrūksta, bet šilta, reiškia, visur blizga švyti, žinai, net galva svaigsta, reiškia, nuo to viską. Ir tą didybę, kad matai, tą grožį matai. Ir tada supranti, kad tai, ką sukūrė, turbūt kažkas tai nuostabesnis. Ir Krišna sako, aš esu visų patraukimas. Aš patraukiu visas gyvas būtybės. Suprantat? Jeigu mes nusišypsotų laimę ir mes pamatytume Krišną, koks pirms pojūtis mūsų būtų? Nežinau, ne? Pirms pojūtis, kad mes netektume sąmonės. Ant tiek jis yra gražus, kad gyva būtybė neišlaiko. Jinai netenka sąmonės. Tai yra žada. Apalpsta nuo to grožio. Tai viena iš jo savybių. Jisai turi daug savybių. Jų yra nebegalo daug. Bet yra pagrindinės. Jis yra visą patraukiantis. Jis yra pats gražiausias. Jis yra pats turtingiausias. Jeigu mes atrastume kažką labai turtingą, patį turtingiausią, jau nėra turtingesnė, tai jis yra maža dalytė jo turto. Todėl, kad jam priklauso viskas. Ir tas turtuolis priklauso. Suprantat, su visais savo turtais. Todėl, kad mes iš tikrųjų niekada turim, viskas jam priklauso. Bet kad tai suvokt, kad mums niekas nepriklauso, kad jis yra kūrėjas, kad jis yra gražiausias, kad jis yra turtingiausias, mes turim suprasti, kad mes esame mažiausi, kad mes esame sielos. Kol mes suprantam, kad mes esam kūnai, mes negalim pajudėti iš vietos. Nes kūnas, reiškia, tai, kas supa kūną, priklauso kūnui. Čia mano namas, čia mano vaikai, ir kūno padariniai. Jeigu manęs nebūtų, tai ir mano vaikų nebūtų. Tai reiškia, jie priklauso man. Todėl jie turi elgtis taip, kaip aš noriu, kad jie elgtis. Nes jie priklauso man. Ar netiesa? Kiekvieno tėvo noras yra, kad jo sūnus būtų jo pasiekėjas. Arba, reiškia, tėvas svajoja, kad jo sūnus būtų gydytojas. Nors sūnus, reiškia, pagal prigimtį yra šaltkalis. Štai jisai jį daro gydytoju, nes tėvas svajonė jį. Jis negalvoja kitaip, kad kitaip turi būti. Todėl, kad jisai tapatina save su to sūnum, ne? Tai mano mašina. Pamėginkit, prieikit, įbrėžkit kažkuriam į mašiną, ne? Su kokia vinė. Tai taip jam skaudės širdį, kaip jam pačiam būtumėt perbrėžę veidą su to vinėm. Todėl, kad jį palėtė. Todėl, kad jis tapatina save su ta mašina. Suprantate? Ką aš noriu pasakyti? Ne? Jeigu mes save laikom kūnu, mes iš karto tapatiname save su grubiuoju pasauliu. Gerai, mes keliavom aukščiau. Yra filosofai, yra įvairūs, reiškia, mąstytojai. Jie mėgaujasi subtiliai, mėgaujasi garsais, mėgaujasi teatru, mėgaujasi kino, mėgaujasi įvairiais skoniais, santykiais. Čia mėgaujimas yra lankstesnis ir netoks grubus. Gal mes esam tai, mes galvojam. Iš tikrųjų, kaip jūs galvojate? Ar mes galvojam, ar ne mes galvojam? Už mus galvoja 3 gūnos. Galvoja protas. O mąsto kas? Jeigu taip, lietuviškis yra mąsto. Patirtis kas yra? Mąstymas. Tos realizuotas žinias, kad pavyzdžiui, į ugnį ranką kišti negerai, kad nudegsi. Tu jau žinai, tau nebereikia jau, kad tau kažkas įrodinėtų, kad ugnis karšta. Bet vaikas, pavyzdžiui, dar mažas, jisai nežinantis, jis prieina. Mato kažkas šviečia, kaip vabzdys. Ir puola į ugnį, ne? Kiša ranką. Jis nesupranta, kad ten karšta. Bet kai nudega, gauna patirties,
jisai jau supranta, kad tai karšta. Ir jam pasakysi, kišk ranką. Tai reiks, ne? Arba vaiksta vaikų pirmą kartą, kai duosi, vėliau gal. Bet antrą kartą jau tai padaryti saldainę formos. Tai kažkaip tai jam gal kitaip jau. Jis jau nebevalgys taip vaistų paprastai. Tai kas tada mąsto? Intelektas. Aš mąstau, ar kažkas kitas mąsto? Intelektas. Intelektas mąsto. Tai gal mes intelektas? Ne? Mes siela. O kas tas siela? Tas, kas nesuvokiama. Tai reiškia, mes atėjom spręsti to, ko mes patys nesuprantam. Taip išeina. Ir kaip tai suvokti? Ir šitą tekstą būtent paskaitė mano draugas, mes susitikom su juo, mes turėjom tokią patirtį labai gerą. Aš nežinau, kad šitą tekstą paskaitė. Aš pas jį susiruošiau važiuoti, Rokišky gyveno, ir aš jo biškį nebevažiavau, ir aš jam paskambinau, jis man paskambino, sakau, aš dar kely, pusiau kely kažkur, sako, tai gerai, sako, aš atvažiuoju, tai paėmų, užvažiuojam tenais ir mes nuvažiuosime, žinai. Tai gerai, sakau, tada aš niekur toliau nebevažiuoju, tavęs laukia, tu mane paimsi, ir mes važiuosime toliau. Nu, ir jis mane paėmė, ir jisai labai taip įsikvėpęs buvo tą dieną audra, labai lietus lyjo, bet tuo momentu nelyjo, kelias buvo šlapės ir mes važiavom tokiais, kaip pasakyti, kaimo keliais, asfaltuotais. Nu, ir ten lapų buvo prikrytusi, buvo ruduo, praeitas ruduo šlapės, žinau, kai čia tau dar buvo. Tai mes važiuojame, jis man pasako, o šitą neplatinau knygas, o čia buvau, ir jis man taip rotai, ir jis man pasakoja, aš galvoju, kažkaip sėdžiu, bet, žmogus važiuoja, pasakoja, ką aš ir nenorim traukti, vienu momentu žiūriu, mes jau važiuojam kelią, tam tokia skardžia, einam žemyn, ir prieki ne malko, bet rastų krūva. Ir mes važiuojam tiesiai tą krūvą, ant mano kelio džeganatkas, reiškia, aš sėdžiu, čia džeganatkas, jas taip važiuoju dabar tą krūvą ir žiūriu. Ir mano mintis, dabar jau viskas. Šis gyvenimas man jau baigtas. Bet pas jūs patirčių su tokiam Toliau, sėdžiu ir galvoju, viskas, dabar viskas. Krišną užmiršau, nes man buvo ant kelio. Aš nevežiau ant kelio, bet aš jį užmiršau. Aš pagalvojau, kad mano dabar mirtis. Tai mes taip pat užšokam ant tos krūvos, tai vieną rastą išmetam, tas rastas į ratą, reiškia. Po to, reiškia, nuo krūvos mes pakylam į orą, skrendam oro, paskui nusileidžiam žemyn, pavažiuojam truputėlį ir sustojam. Tai va, mes priskrydom tą krūvą. Dabar jisai pasakoja, kaip jam buvo. Aš sako, važiuoju ir mėginau gal stabdyti, bet man traukė. Jis stabdžius ir viskas. Vairą neleido pasukti. Ranka surakyna, aš vairą laikiau tiesiai. Negaliu nei dešinę pasukti, nei kairę. Nes jeigu mes būtume šonu žvažėlę, mes būtume virtę ant galvos. O dabar mes pakylom ir skrydom. Tokiai, suprantat, viso greičiau. Pabėgė. Buvo salto. Mes priskrydom į antrą pusę, reiškia, tos krovos rastų. Ten policija atvažiavo, fotografavo, sako, kad iš atsirado. Ką jisai sako, žinai, sako, kokia nelaimė. Aš tas sutrūžiu. Tai aišku, vanduo bėga, jisai bėga, žinai. Sako, kodėl nelaimė? Laimė, žinai, kokia laimė. Kai kas supras, aš gyvas. Dar gyvas. Išlipa už tos bazės, atvero tą kapotą, tas išlėtam tas plasmasas. Pavažiuoti, aišku, neįmanoma, ten už ratą į kitą pusę išsuka vieną, žinai. Ir žinai, sako, šiandien ryte aš skaičiu va šitą tekstą, Dichinos minė, kovaram jau maradžera, kai įkūnyta siela keliauja iš vaikystės, jaunystės ir senatvė. Taip ir po mirties jinai keliauja iš kūnų į kūnų. Ir aš sako, meldžiaus Krišną. Krišną, aš nesuprantu.
aš nesuprantu. Ir dabar supranti? Sako, aš dabar supratau. Va, kūnas, jis jau nebejuda. Jau viskas nebetinkamas. Ir aš žiūriu į jį, matau aš jį. Bet aš, man įpriekymas, mes išlipom ne į prieštus su nagu, o šiaip kaip sėdėm, taip ramiai ir praskrydom. Išlipom. Miškį, aš prasadą turėjau. Paskui aš jam sakau, nu gal dabar pavalgom. Tada dėjome jogurtas buvo su vaisiais. Mes vežėm programą. Tai mes programą tada padarėm. Policija atvažiavo, sakau, mes dabar tikime pavalgysime. O kaip čia Ganatkos? Čia Ganatkas viskas normaliai. Niekas nenukentėjo, viskas. Jos kaip ir dabar toliau gyvena. Neišsilakstė, kaip? Ne, jos man kelio kaip buvo. Kaip buvo, taip buvo. Taip, kaip lėktuvai, suprantu. Buvo lygiamas kaip lėktuvai, suprantu. Tu dabar ras, pakyli orą, žinai, ir nusileidai mašiną, nusileidai, pavažiuoji, ir iš priekį, žinai, taip garai kyl, žinai, čia. Ir sustoja viskas. Paskui raktelį išjungė viskas. Tai žmogus realizavo, kad jis yra siela. Suprantat, ko jam reikia? Jis meldės, kad, žinai, iš to teksto. Čia mes juokėmės dabar visi. Man tada nebuvo labai juokinga tuo momentu, bet jis realizavo, jis mato, va. Jis visų kam sako, jantra, kūnas. Jis jau nebetinkamas. Paskui išpardavė tą mašiną už 1000 litų. Jis nebetinkamas, suprantat, jis jau nebetinkamas. Bet aš stoviu šalia jo, žiūriu jį ir aš tai nenukentėjau. Aš nuo šitos mašinos tai skiriuos. Jis sako, prieš dieną, aš sako, pravariau technikinį ir dar ją glošiau. Samyba buvo labai didelis prisirišimas prie tos mašinos. Jis sako, galvodama, kokia graži mašina, mano mašina. Ir kažką atimė ją. Sako, man pastoju. Vienas sako, medę apkabinau, kitą važiau. Kas čia sako, aš pastoju. Bet pats netiek, kaip sakant, net įbrėžimo nebuvo. Ir man tai pavasta. Čia Ganatkas pažaidė truputėlį. Va, tokie žaidimai viešpatis, reiškia. Jeigu mes, kaip sakant, nesuprantam. Dabar kitas momentas toks yra. Jeigu giliai pamastyti, aš buvau vaikas, aš esu dabar ir aš senelis, ne? Bet tas aš, viskas aplinkui keičiasi, bet aš, toks koks buvau vaikas, ir dabar aš toks pat vaikas. Jeigu jūs, kiekvienas, čia kiekvienas asmenis, patirtis asmenis, ką aš iš savęs, reiškia, jeigu jūs taip pat giliai pradėtumėt matyti, aš, tai tas pats. Taip, ten gyvenimas nuneša, mes ten žiūrime veidrodį, matom, kad mes keičiamės, sutapatinam save su tuo, kas keičiasi. Bet jeigu mes taip pat giliu pamastom, ne, tai tas aš kai buvau vaikas, tai aš tas pats. Aš prisimenu vaikas, aš žinau, kad tokie man prisiminimai buvo dar giliai vaikystėje, kad aš matau žmonės, kurie žiūri į mane. Ir mano mintis, kur aš pakliuvau. Iš kur tos mintis? Ar aš galėjau kažkur pakliūti, jeigu aš esu tas kūnas? Reiškia, aš buvau dar prieš kūną, jeigu pas manęs yra mintis, kad aš kažkur tai pakliuvau. Nes pakliūti tu gali tik tada, jeigu tu prieš tai egzistavai. Jeigu tu prieš tai neegzistavai, tai kaip tu gali kažkur pakliūti? Kaip gali pas vaiką būti mintis, kad tu gali kažkur pakliūti? Negalima būti. Ir tie dėdė žiūri mane ir aš galvoju, kur aš pakliuvau ir kas čia mane taip žiūri, žinai. Suprantat? Iš kur tos mintis? Aš žinau, vaikystė man kildavo tokių, paskui, aišku, gyvenimas nunešė, kaip sakant, prisirišimai,
ir bendravimas netinkamas, jisai duoda savo įtaką duoda. Bet vat, kada tai yra vaikystė, kada jinai nėra labai stipriai sutepta, jinai dar gali prieiti prie to, kas tu. Pavyzdžiui, parodykit save. Čia dažnai mokytojai taip sako, parodykit, kur jūs esate, parodykit. Neįsijuokit, parodykit, čia jūsų krūtinė. O kur jūs? Tai jinai nematoma. Nu, bet jūs tai esate. Taip ir jaučiasi, tai man ir vaikystė būdavo, norėdavau, tai blogai, čia imdavau verkpą, mane suprasdavau, kas yra ir norėdavau grįžti tam, iš kur atėjau, nors neaišku kur, bet ir neina pasakyti suaugusiam, tai taip nesuprasdavau, kas yra. Čia geras prisiminimas, Sielos patirtis iš tikrųjų. gera realizacija, labai gera. Jautėsi, kad aš čia nenoriu būti. Labai stipriai. Tai čia jau kažkokia yra realizacija. Jeigu aš nenoriu būti, gal aš pakliuvau, reiškia, aš buvau prieš tai. Galbūt aš dar nesu Dievo atsidavęs tarnas, bet aš jau suvokiu, kad tai, kur aš esu ir tai, kas mane supa, tai nesu aš. Tai nuo šitas akimirkas prasideda tik tai dvasinis suvokimas ir dvasinis gyvenimas. Reiškia, tai, kas galvoja, taip pat nesu aš. Mano mintis, mano protas, tai nėra nesu aš. Mano patirtis, taip pat nesu aš. Reiškia, kam yra skirta joga? Joga yra skirta atskirti mintis visas ir išgryninti jas. Visos tas mintis, kurios ateina, visi tie įpročiai. Dėl ko veiksmas nuodėmingas yra blogai? Kaip jūs galvojate? Kodėl? Kaip tik vakar buvo tema namų darbai mums iš šventraščių apie nuodėmę. Nu, kodėl nuodėmė yra blogai? Todėl, kad jinai mus nugramzdino labai giliai tą materialų liūną ir mes, gyvulėjom. Mes, pamirštam. Bet aš, biškai, taip, bet kaip mes gyvulėjom? Nebegalvodami apie save kaip į sielą, net mintis. Taip, bet pagrindas. Ką jinai gimdo? Būtent nuodėmė, ką gimdo? Įprotį. Ir tie įpročiai mūsų yra mūsų širdį. Ir jie tam, kaip sakant, mūsų neatsiejama dalis. Ir mes tais įpročiais mąstom, savo įpročiais mąstom, suprantat? Ir būtent, kada mes atliekam veiksmus, ir jeigu jie yra neteisingi, mes gaunam įpročius, o įpročius pakeisti yra labai sunku. Todėl, kad mes tos įpročius tapatinam su savimi. Tai aš jau kalbu čia apie subtilų kūną, apie protą, jau ne apie grubų. Jau grubų mes palikom, supratom, kad mes nesam ta mašina grubi. Bet mes pradedam tapatinti save su tom mintim, kad aš mąstau, aš galvoju. Tada einam jogą toliau, giliau, mes turim tas mintis išvarinti. Kokias mintis? Tavo įpročius neteisingus. Dėl ko reikalingas regulas, o tie apribojimai, nevalgyt to, valgyt tą, nedaryti.